sakant šios žodžius. Atėjo šventė ir į mūsų kiemą. Atėjo šventė su sportu ir daina. Nespėjome galbūt tik tai palikėti pavasario, o štai jau švist su pirmosiom kregždėm. Pas mus visi. Iš kaimų, iš valsčių, išeiviai, ateiviai. Visi suvažiavom, visi sugrįžom. Tarsi pas motinėlę į sodžių sugrįžom. Sugrįžom ratuoti, galbūt vėjo sparnų atnešti su lėktuvais. Tas Vilniaus aerouostas, aišku, atremontuotas jau be abejo, sutraukė daug lėšų. Na, bet nenukrypkim nuo temos. Kągi, šventė įsisuko kaip tas smagratis, kaip tas ratas bėgantis nuo kalno per lygiadienį su šitas degantis ratas. Senovėj būdavo, kad tas ratas šiaip tekėdavo, bėgdavo pačion degnai. Dabar būna žmonės ir padangą kokią benziną apipildami, paleidžia nuo kalno. Žodžiu, po lygiadienio jaudinasi kalbėdamas, ateina tą dieną, kai reikia sakyti mums, pasisveikinti ne tik su visais radio šou žiūrovais, bet su viso pasaulio radio šou žiūrovais suvažiavusiais pas mus į sostinę. Sveiki, kas pirmą kartą galbūt matote mane. Aš Filadelfijos. Sveikinu jūs visus su pasaulio radio šou ir dainų, atsiprašau, pasaulio radio... Atsiprašau, alaus truputį geriau, kad drąsiau būtų. Pasaulio sporto, atsiprašau, pasaulio sporto ir radio šou dainų šventė yra atidaryta. Ir tai mūsų speciali programa. Svečiuojamės pas radio šou sporto ir dainų šventės pasaulio sporto ir dainų radio šou. Suteikit, gerbiami organizatoriai. Žiūrėkit, prisigėrė žurnalistas gerbiamas Česlovai, pažiūrėkit, smirda visą salon, pažiūrėkit, koks lėliukas. Lėliukas, ne lėliukas. Atsiprašau, dirbantį savo darbą. Jūs manęs už nosies negalite tampyti kaip Julio Iglesias. Jūs manęs visai negalite už nosies tampyti. Ir tiesa, aš turiu įstatymų tokių, kur aš galiu jūs pačius televizijoje, kaip sakant, džiro vyro su jumis padaryti. Aš tau padarysiu, tu sukinas vaikelį. Ką tu čia sau leidi? Jeigu ne televizorius tiesioginis eteras ir jeigu visi pasaulio lietuviai nematytų mumi, aš tau špyžių į šikną padaryčiau. Nu jau, bronius, nesikaršiuokit. A ką jisai čia dabar sėdi ir aiškina per visai Respublikai? Nu, girtas žurnalistas, kiek kartų... Tai kas jam leido gerti, žurnalistas? Nu, atsiprašant, kas leidžia gerti? Geria visi. Geria ir muzikantas, džiaugis, kad operatoriaus Kipsas kartu nėra, dar nesėdi čia su mumis. A, ta šlikšti boba, kur negraži labai. Nu, kur čia, tai įsivaizduoju, skaičiau laikraštį, sėdėjo trynėsi su visokiais muzikantais, po to rašo, kas ten žolė rūko visokie ir dar... Patinė muzikantė, pavydim šlikštinė. Nu, va. Nu, klausykit, ar čia... Tai jeigu jis dar man čia paaiškins... Visi žurnalistai tokie. A jūs žurnalistų negerbiamas nelieskit, Česlovas. Žurnalistai dirba savo darbą. Nu, tai pašnekam apie dainų šventę. Nu ką, aš esu, pažiūrėkite į mane, ypač tie pasaulio lietuviai, kur iš Australijos atvažiavo, iš Amerikos, kur netyčia įsijungia, galbūt ir mato, kokios baisios lėlės čia šneka. Jūs pasižiūrėkit. Tai fu jums, fakant jums, fak jums, va. O jūs klausykit, kur atvažiavot iš Amerikos, arba, kaip minėjot, iš Čekoslovakijos, kaip minėjot, kur atvažiavot Rumunijos, visi. Tai jūs nenustebkit, kad pana Bronius galvavo tokia jau minėjau daug kartų, kad kaip papa, tai žinokit, kad čia ne krokodilas jūsų nukanda, ar kokia giurza iš jūsų Australijos šitą galvą, o pas jį nuo gimimo. Ne Godzilla kokia. Ne Godzilla. Aš panašus. A ko jūs čia atvažiavot, užsienio lietuviai, ką jums ten mažai duonos moka? Ko jūs čia atvažiavot dabar, mes čia kraujyje skendam visi ir Trakų pily trypiam triptinius, a jumi ten savo šiltose Amerikose ir gerite viskį. Jūs dolerių turit, jūs kurvos. Вот.